Labas, aš esu meistras Romas. Šiandien aš noriu papasakoti apie šilumos punkto priežiūros dokumentaciją. Kiekvienam šilumos punkte turi būti toks segtuvas. Jo turinys yra toks. Pirmas lapas. Jame įvardyta adresas, kas atsakingas už šilumos ūkį, kontaktiniai duomenys. Paskui eina turinys šio segtuvo. Toliau pastato šilumos punkto karšto vandens priežiūros žurnalas, į kurį mes įrašom visus šilumos skaitiklio duomenys. Sekantis bus operatyvinis žurnalas, į kurį mes įrašom, kokius darbus mes atlikom šilumos punkte. Tai tarkim, jeigu buvo sugedęs siurblys, tai mes turim įrašyti, užfiksuoti tą gedimą. Toliau defektų žurnalas, kuriame mes įvardėjom visus defektus, tai nutekėjimus arba gedimus ir irgi privalom užfiksuoti. Taip, toliau sekantis yra pastato ir šildymo karšto vandens aprašas, kuriame įvardytas šilumos punkto prietaisų specifikacija, visų įrenginių charakteristikos. Toliau šilumos punkto schema, kuri turi atitikti šilumos punkto visai numeracijai. Taip, toliau matom visas sąrašas šilumos punkto įrenginių. Irgi sunumeruotas turi būti ir, kaip aš minėjau, būtinai atitikti šilumos punkto numeriams. Sekantis lapas bus informacija visa apie šio namo visa informacija, tai yra kiek aukštų, taip toliau ten, koks plotas bendras, kokia šilumos punkto pajungimo schema, tai priklausomas, nepriklausomas mazgas, taip. Ir toliau matom kitą lapą, tai čia šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos komponentų aprašymai, visų charakteristikų. Tai čia įvardyti bus, kokie siurbliai sumontuoti šilumos punkte, kokios pavaros, kokių diametrų, kokia izoliacija, ir taip toliau. Toliau mes matom temperatūros grafiką, kuris teikiamas Vilniaus energijos atstovų. Jis turi būti patvirtintas ir mes reguliuojant šildymo sistemos karšto vandens sistemas turim vadovautis jo. Taip, toliau
šilumos tinklų įrenginių priežiūros ir šildymo darbų instrukcija. Čia aprašoma visi reikalavimai, kaip mes turim pajungti, atjungti mazgą. Taip toliau. Ir vienas iš paskutinių lapų, tai čia bus darbų saugos instrukcija. Ir paskutinis lapas – vietinė avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo instrukcija. Tai kokia seka mes turim atjungti šilumos punktą avarijos atveju. Dabar užpildysim šilumos punkto priežiūros žurnalą. Užrašom šiandienos datą. Toliau turim užrašyti oro temperatūrą, bet šiuo metu šildymo sezonas užbaigtas, tai šito radmens nereikia. Prieinam prie šilumos punkto skaitiklio ir pirmas radmuo pas mus bus šilumos energijos kiekis. Tai užrašome į kitą eilutę. Nuspaudžiam mygtuką ir užrašom termofikacinio vandens kiekį. Toliau spaudžiam. Pas mus bus valandos. Spaudžiam toliau. Matom momentinį debitą. Per kiek kubų suvartoja per valandą namas. Toliau kiti rodmenys bus. T1, tai čia iš miesto tinklų paduodama temperatūra. T2 iš miesto tinklų grįžtama temperatūra. Ir toliau mes nurašom slėgius iki įvadinių sklendžių, tai čia taip pat bus iš miesto tinklų paduodamas slėgis. Ir grįžtamas slėgis iš miesto tinklų. Sekantis skaičius bus šalto vandens skaitiklio rodmenys, kuris naudojamas karšto vandens ruošimui. Tai nurašom irgi. Temperatūra karšto vandens tiekiame į namą ir grįžtama. Irgi nurašom. Toliau prieinam prie šildymo sistemos papildymo skaitiklio. Nurašom jo rodmenis. Štai mes ir nurašėm šilumos punkto rodmenis.